Nepradėjau šio tyrimo tikėdamas, kad marmurą galima lipdyti kaip molį. Tai skamba neadekvačiai. Visi žino, marmuras iškalamas kaltu, rieštuku, kantrybė, ištisais metais. Sakoma, Mikelandželas sugaišo 4 metus kurdamas Dovydą. Istorija nuzulinta, patvirtinta, išdėstyta vadovėliuose ir muziejuose. Ir vis dėlto, kuo ilgiau žiūrėjau, tuo labiau tas užtikrintumas skilinėjo. Nes yra detalių, kurios neduoda ramybės. Ne marmurinės gyslos, o žmogiškos, iššokusios anatomiškai tikslios venos ant akmeninės rankos. Ne šiaip užuomina apie kraują po odą, o būtent jos forma, įtampa, reljefas. Tas pats gyvas piešinys, kuris atsiranda tik tikrame kūne. Yra audinių, kurie atrodo pusiau permatomi. Yra kloščių, kurios pagal traukos dėsnius atrodo taip įtikinamai, kad smegenys atsisako priimti, jog tai akmuo. Yra pirštai tarsi smingantys į minkštą šlaunį. Jie neguli viršuje, o būtent įsispaudžia. Akmuo, kuris turėtų būti negailestingai kietas. Staiga atrodo paslankus, reaguojantis į spaudimą, kaip oda. Ir štai čia man kilo pirmas klausimas. Kaip? Ne kas ir ne kada, o kaip tiksliai. Kaip išskobti neigiamą erdvę po paviršiumi, taip, kad jie atrodytų kaip gylis, o ne kaip klaida. Kaip sukurti skaidrumo iliuziją medžiagoje, kuri yra nepermatoma, nelanksti ir neatleidžia klaidų. Vienas neteisingas smūgis ir vietoj venos gausis vaga, vietoj lengvos klostės nuskilimas, vietoj švelnaus šydo grubus įtrūkimas. Iliuzija akimirksniu sugriūva. Tačiau šiuose darbuose ji nesugriūva, ten nėra dvejonių pėdsakų, nėra bandymų, nėra matomų pataisimų. Yra tik tobulumas, medicininis, anatominis, neįmanomas. Iš pradžių bandžiau save įtikinti, kad tai tiesiog retas genialumo protrūkis, kad pasidaviau legendų žavesiui, kad smegenys pripiešė stebuklą ten, kur yra meistriškumas. Tačiau, kuo daugiau pavyzdžių mačiau, tuo mažiau tikėjau atsitiktinumu. Pradėjau juos rinkti sistemiškai, nesirinkdamas garsiausių, neištraukdamas patogių kadrų, o būtent žymėdamas pasikartojančius požymius. Atradau tai, kas mane iš tiesų suneramino. Tai nėra pavieniai vieno iškilaus meistro triukai. Tai dėsningumas, paternas. Jis apima ne vienas dirbtuves ir ne vieną dešimtmetį. Jis išnyra skirtingose vietose ir epochose, tačiau demonstruoja keistą rezultatų vienodumą. It būtų taikomas tas pats principas, ta pati technika. O juk jei kalbame apie kaltą ir plaktuką, viskas turėtų būti kitaip. Skirtingos rankos, skirtingos mokyklos, skirtingos klaidos, skirtinga rašysena. Turėtų matytis vystymosi etapai, bandymai, apčiuopimai, netobulumai. Bet čia tarsi nėra laiptų, yra šuolis iškart į viršūnę. Ir kuo arčiau artėjau prie idealių pavyzdžių, tuo stiprėjo pojūtis, kad mūsų prašo priimti neįmanomą dalyką kaip normą, mus moko žavėtis ir eiti toliau. Mums rodo venas, permatomus audinius, minkštą kūną iš akmens. Ir čia pat siūlo neuždavinėti nereikalingų klausimų, nes toks jau tas talentas. Tačiau talentas nepanaikina fizikos, talentas nepadaro medžiagos plastiškesnės, talentas nekeičia fundamentalaus apribojimo. Akmuo nesilanksto, nesusispaudžia ir netoleruoja klaidų. Ypač mane persekiojo viena mintis, kaip galima pavaizduoti suglamžytą audinį taip, kad jis atrodytų suglamžytas ne metaforiškai, o pažodžiui, su skirtingu storiu, skirtingu skaidrumo laipsniu, su oro pojūčiu po klostėmis. Kad įtempimo vietose jis atrodytų plonas, o suglamžymo vietose tankus. Tai ne šiaip gražus raižinys, tai vizualinis sluoksniškumo modelis, kurį mes suvokiame taip pat, kaip suvokiame tikrą audinį. Ir jei šis modelis toks tikslus, kad žiūrovo ranka tiesiasi patikrinti, ar tai neapgaulė,
Vadinasi, ten slypi kažkas daugiau nei gebėjimas gražiai pjaustyti. Aš vis dar nieko neteigiau užtikrintai, nenorėjau virsti dar vienu sensacijų mėgėju. Tik sąžiningai fiksavau. Oficialus paaiškinimas pradeda braškėti, kai žiūri per daug įdėmiai. Ir vieną dieną, tyrinėdamas eilinę neįmanomą detalę, tą pačią, kuri turėjo subirėti po pirmo neteisingo rėžtuko judesio, aš pagavau save klausiant to, kas iki tol man atrodė šventvagiška. O kas, jei tai apskritai nebuvo iškalta? Kas, jei akmuo tam tikrame etape buvo kitoks? Nusprendžiau pradėti nuo tų darbų, kur neįmanomumas nėra paslėptas bendrame įspūdyje, o rėkia tiesiai į akis, kontakto taške. Ten, kur akmuo privalo elgtis kaip akmuo, bet staiga elgiasi kaip kūnas. Pažiūrėkite į Berninio Prozerpinos pagrobimą. Plutono pirštai ten guli ant šlaunies, jie įsispaudžia į ją. Ne simboliškai, ne panašiai, o būtent taip, kaip įsispaudžia pirštai į minkštą audinį. Atsiranda įdubimas, kraštas pakyla, kompresijos forma atrodo natūraliai, tarsi būtų apskaičiuota pagal anatominį žinyną. Kaip iškalti poslinkį, kaip iškalti spaudimą. Norint sukurti tikrovišką įdubimą, reikia įsivaizduoti, kaip minkštieji audiniai elgiasi veikiant jėgai. Tuomet apskaičiuoti deformacijos geometriją ir perkelti ją į medžiagą, kuri visiškai nesideformuoja. Be to, neturint teisės nei į vieną atliekamą milimetrą. Klaida ir vietoj minkšto įdubimo bus grubi duobė. Iliuzija akimirksniu sugriūva. Bet ji nesugriūva ir tai nėra vienintelis triukas. Skulptūroje Apolonas ir Dafnė Berninis padaro kitą neįmanomą dalyką – metamorfozė akmenyje. Ten ne šiaip lapai, ten virsmas. Pirštai virsta lapija, oda žieve, plaukai šakomis. Tačiau svarbiausia net ne siužeto fantazija, o perėjimo zonų švara. Šioje vietoje bet koks rėžtukas turėtų užkliūti už sudėtingumų. Ten ploniausi elementai kaiminystėje su tankiais tūriais. Be to viskas atrodo ne kaip detalių rinkinys, o kaip vientisas gyvas procesas sustingdytas judesio viduryje. Realybėje medis ir kūnas skiriasi struktūra, pasipriešinimu, elgsena. Akmenyje viskas vienodai kieta ir vis tiek efektas toks, tarsi meistras dirbo su medžiaga, kuri leido jam vesti formą nepertraukiamai, švelniai, nerizikuojant staigiu nuslinkimu ant ploniausių atkarpų ribos. Galėčiau vis dar laikytis milžiniško darbo idėjos. Atseit metai kantrybės, tūkstančiai šlifavimo valandų, šimtai bandomųjų smūgių. Tačiau tada priėjau prie objekto, kuris darbą paverčia aklaviete, nes jis kelia ne laiko, o nuoseklumo klausimą. Paslėptasis Kristus, Kristo Velato, Neapolyje. Šydas dengiantis kūną nėra atskira detalė. Tai nėra audinys uždėtas iš viršaus. Tai ta pati marmuro bloko dalis kaip ir kūnas po juo. Vienas vientisas gabalas. Ir tuo pačiu jūs matote veidą pro šydą. Nenuspėjate, nenupiešėte vaizduotėje. Jūs tikrai skiriate nosį, užmerktas akis, lūpas. Audinys elgiasi pagal fizikos dėsnius. Kur jis įtemptas atrodo plonesnis, kur sukritęs klostėmis tankesnis, nepermatomas. Klostės nėra chaotiškos, jos paklūsta sunkio jėgai. Jos guli ant krūtinės, įkrenta į gerklės duobutę, įsitempia ant kelių. Viskas atrodo taip, tarsi tai būtų tikras audinys, atsitiktinai sustingęs akmeniu tą akimirką, kai krito ant kūno. Ir tada kyla klausimas, nuo kurio neįmanoma atsimoti. Kaip iškalti tai, ko dar nėra? Norint padaryti įdubimą ten, kur šydas prilimpa prie veido, reikia vienu metu atsižvelgti į audinio formą ir veido formą po juo. Bet esmė net neapskaičiavime, esmė prieigoje. Jei pirmiausiai iškalame šydą, jūs dar neturite atviros prieigos prie kūno po juo. Jei pirmiausiai iškalate kūną, jūs dar neturite galutinio audinio storio, per kurį akis turi perskaityti gylį.
Tai panašu į užduotį, kur reikia dirbti iš priekio ir iš galo vienu metu. It galėtumėte pereiti įrankiu kiaurai medžiagą, kuri dar nenuimta. Bet kokia linijinė logika, pirmiausia tai, po to anas, pradeda griūti. O tada pridėkite prie to dar vieną detalę. Žiūrovai prie tokių darbų dažnai tiesia ranką, instinktyviai tarsi norėdami pakelti šydo kraštą, patikrinti, ar jį galima pajudinti. Tai ne todėl, kad jie naivūs, tai todėl, kad smegenys atpažįsta audinio struktūrą per daug įtikinamai. Jos nesuvokia jos kaip akmens, suvokia ją kaip audinį ir atitinkamai reaguoja. Ta akimirką pagavau save mąstant nemalonę mintį. Galbūt mus pripratino prie to paties triuko, žavėtis ir neuždavinėti techninių klausimų. Mums sako genijus ir ties tuo viskas baigėsi. Tačiau genijus nėra instrukcija. Genijus nepaaiškino, kaip tiksliai pasiekiamas skaidrumo efektas monolite. Genijus neatsako į klausimą apie darbų eiliškumą, apie prieigą prie giliųjų formų, apie tai, kaip išsaugomas ploniausių elementų vientisumas. Ir jei šie dalykai tikrai buvo padaryti kaltų, tada kur užrašai, kur išsamus proceso aprašymas, kur juodraščiai, schemos, praktiniai nurodymai, bent užuominos apie technologinius būdus, kuriuos būtų galima pakartoti. Kodėl lieka tik rezultatas ir beveik jokios technikos? Supratau, kad toliau ginčytis su pačiu savimi beprasmiška. Reikėjo ieškoti ne susižavėjimo, o pėdsakų. Ne legendų, o liudijimų. Tebūnie fragmentiškų, tebūnie nepatogių. Ir būtent ten, nuošalyje nuo muziejų ir vadovėlių, pradėjo iškilti pasakojimai apie kitokį darbo būdą su akmeniu, apie būdą, kuris neįmanoma dalyką pavertė amatu. Pradėjau ieškoti tų, kurie negalėjo susitaikyti su tiesiog genijumi. Ne menotyrininkų, kurie moka gražiai žavėtis, o žmonių turinčių įprotį remtis į technologiją. Inžinierių, tyrinėtojų, keliautojų. Tų, kurie matė akmenį ne kaip simbolį, o kaip medžiagą su savo ribomis. Ir beveik iš karto užtikau tą patį motyvą, pasikartojantį visiškai skirtingose šaltiniuose. Pasakojimą apie medžiagą, kuri daro akmenį minkštą. Neįkaitina jį ir netrupino, būtent laikinai perkelia į būseną panašią į plastiškumą. It akmenį būtų galima įspausti, suformuoti, atspausti. Skamba kaip pasaka, tačiau keistų būdų tai yra būtent ta pasaka, kuri idealiai tinka pavyzdžiams, kuriuos mačiau. Pirštams skęstantiems kūne. Audiniams prigludusiems prie veido. Skaidrumui, kurį paprašiau gauti neraižant, o kontroliuojant sluoksnio storį. Radau paminėjimų apie pulkininką Percy Fawcettą. Jis fiksavo istoriją apie skystį gebantį suminkštinti akmenį iki molio konsistencijos. Vėliau iškilo Hairamo Binghamo vardas, to paties, kuris iš naujo atrado Maču Pikču. Jis girdėjo panašius pasakojimus iš vietinių šaltinių. Dvi skirtingos figūros, du skirtingi kontekstai, bet esmė viena ir ta pati. O daugiau, draugai, antroje dalyje. Dėkui, kad klausėtės. Iki greito.